Šiandien laidoje matysite 8 sveikos gyvensenos taisyklės. Apie sveiką gyvenseną ir teisingą kelią link jos mums papasako sportininkė, fitneso atletė Rasa Urbonavičienė. Aš esu Rasa Urbonavičienė, sveiko gyvenimo būdo propaguotoja. Galiu šiek tiek save priskirti ir bikini fitness atstovę. Tačiau nežinau, ar dar ateityje kada norėčiau dalyvauti, bet labai daug esu sukaupus žinių ir norėčiau su jumis visais pasidalinti. Tai pirmas punktas būtų mityba. Maistas yra labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime ir labai svarbu pasirinkti tinkamą mitybą, kad būtų formuojama sveika gyvensena. Tai apie mitybą galima labai daug šnekėti, bet pagrindiniai dalykai tiesiog yra sveikas maistas, kuris tikrai jau daugam yra žinomas. Ir svarbu rinkti sveikus produktus, kurie ir prisideda prie sveikos gyvensenos. Antrą dalyką išskirčiau miegą. Tai yra labai svarbus. Žinoma, mamoms tai yra labai sunkus dalykas derinti miegą ir poilsį, bet svarbu vis tiek gerai išsimiegoti ir tada ta sveika gyvensena taip pat labai pagerėja. Taip pat kitas punktas tai būtų fizinis aktyvumas. Nesvarbu, kas tai būtų, ar sporto salė, ar tiesiog paprastas išėjimas į kiemą, labai yra svarbu gauti to gryno oro tiek smegenim, tiek kūnui užsitraukti tų fizinių pratimų kažkokių tai, ar ėjimas, ar bėgiojimas, ar tiesiog greitas vaikščiojimas, nes tai irgi taip pat prisideda prie sveikos gyvensenos. Taip pat aš visą laiką visiems sakau, čia jau prie kito punkto priskirčiau, atrasti savo hobį. Kada tu turi savo hobį, tada tu irgi pailsi, save realizuoji, teigiami rezultatai taip pat prisideda prie tavo gyvenimo kokybės, tai manau, čia yra labai svarbus punktas turėti tą savo hobį. Kitas šiai dienai labai aktualus dalykas, tai manau yra realus bendravimas. Nes visi kaip virtualiai bendraujame, užsidedam kaukės ir realiai kaip ir susikuriam tokį savo pasaulėlį ir tas labai užgožia mūsų patį gyvenimą. Tai realus bendravimas, jisai tikrai labai prisideda prie irgi tokios kaip ir geros gyvensenos kūrimo, nes tu susitikęs su žmogum pasikrauni tų teigiamų emocijų, išsikalbi ir tada tikrai pagerėja ta kokybė, na bent jau man tai tikrai labai padeda. Ja, met mij. Vertel. Ja. Sekantis punktas, kuris taip pat dabar mano gyvenime yra labai toksai išbrauktas, tai atsiribojimas nuo neigiamų žmonių. Mano gyvenime buvo tokių žmonių, kurie tarsi kaip ir nespecialiai, bet ištraukdavo iš manęs visą energiją. Tai aš nuo tokių dalykų, nuo tokių žmonių ir nuo tokių minčių neigiamų atsiriboju. Ir tai man prisideda prie tokios sveikos gyvensenos, nes tiesiog jautiesi neišsunktas ir neištrauktas tos neigiamos tokios energijos. Tai irgi siūlyčiau visiems atsiriboti nuo tokių žmonių, nes tai tikrai labai pagerina kokybę. Žinoma, čia tokia didelė ir plati tema, tai žalingų įpročių atsisakymas. Tai jie irgi labai prisideda prie sveikos gyvensenos, jeigu jų tiesiog nėra. Tai ten atsigerti kažkokio vyno, kuomet yra šventė, tai tikrai nieko baisaus, bet kasdienis liguistas rūkymas, jau ten apie narkotinės medžiagas iš vis nešneku, ar ten kiekvieną vakarą šiek tiek išgersiu ten alaus prie kokio televizoriaus, tai tikrai, manau, to atsisakius, gyvenimo kokybė tikrai pagerėja. Oh! Okay, I wasn't ready for that one. I took too big of a puff. Oh my god, I just spit on the side of my car. Oh! Taip pat labai yra svarbu meilė sau. Moterim labai lengva tą meilę sau išreikšti. Paprasčiausias apsipirkimas ar grožio procedūros
vyram irgi daug yra visokių dalykų, bet meilė sau tai yra labai svarbu ir reikia savęs nepamiršti ir tada tikrai pailsim ir gyvenimo kokybę pagerinam. Rūpindamiesi savo sveikata, turėtume nepamiršti šių labai paprastų 8 sveikos gyvensenos taisyklių. 1. Sveikai maitinkis. 2. Gerai išsimiegok. 3. Rask širdžiai mielą veiklą. 4. Būk atviras, bendrauk. 5. Atsiribok nuo žmonių, kurie daro tau neigiamą įtaką. 6. Atsisakyk žalingų įpročių. 7. Mylėk save. 8. Nusistatyk tikslą ir siek jo iš visų jėgų. Su jumis buvo laida Žirneliai. Būkite sveiki ir iki kito karto.